Gerai, labas rytas visiems dar kartą ir šiandieną bus eilutė iš apaštalų darbų 37-38 skyriaus. Tai žodžiai vertė vėrė jiems širdį ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus. Ką mums daryti, broliai? Petras jiems atsakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštė vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės. Tad gausite šventosios dvasios dovaną. Kas iš jūsų jau esate pasikrikštyje? Kiek daug. Juliau, tu žinai, kas yra krikštas? Kas tai yra, gali trumpai? Kai bažnyčia. Jo, aš supratau. Jo, gerai, šaunuolis, labai gerai. Tai yra, kai bažnyčioje pakrikštė. Tai yra, žmogus sudaro sandarą su Dievu. Ir dauguma iš jūsų jau esate tai padarę. Ir čia jūs daug girdėjot, taip? Daug girdėjot, ką reikia daryti santykiuose, aplamai rytais, ką reikia daryti, koks yra Dievas. Ir nekyla klausimas, o ką man toliau daryti? Būna, kad susimaunate. Kažkam labai silpnai būna. Labai retai kartais. Būna, kad susimaunate. Jau biškutį daugiau, jo, irgi iš tikrųjų pasitaikė. Jo, man yra buvę, kada pagauni susimaunant ir klausi, ką tu čia dabar veiki? Žiūri tokiam ir nesuprantu, ko tu nori iš manęs? Šiaip aš priėjau, nes tu susimovei, nes, taip negalima elgtis. O jis vis tiek žiūri akimis ir nesuprantu, ko tu nori. Ir čia nieko negali padaryti, kaip ir vakar mes kalbėjom. Gali būti kaip tam jauniukui Petriukui, kuris ėjo maudytis. Nes jis, turi savo taisyklės, gėrio ir blogio. Ir tu nieko nepadarysi. Jisai supranta tas vertybės taip. Čia Petras ir apaštalai, jie pamokslavo. Jie pasakė žmonėms, kas yra gerai ir kas yra blogai. Ir žmonės, kada suprato, jie vieną ką suprato, kad wow, o ką dabar daryti? Tai aš tiek prisidirbęs esu, kad siaubas. Ir aš panašiai jaučiuosi kaip tie žmonės. Nes tiek prisidirbau ir wow. Ir vienintelis dalykas yra išeitis. Petras sako, atsiverskite. Ką tai reiškia? Žinot, ką reiškia atsiverskite? Kas nors supranta, ką čia Petras sako, atsiverskite. Ką tai reiškia? Tai padaryti kuliaverstį? Ar, ėjau į tą pusę, apsisukti, atsiversti ir eiti į tą pusę? Įtikėti. Kaip? Įtikėti. Kas tas yra įtikėti? Kas įtikėti? Priimti Jėzų Kristų kaip Jėzus Kristų krikščionybę kaip savo tikėjimą. Kas tas yra krikščionybė kaip savo tikėjimą? Kokią auką? Gerai, tu gerą fazę pasakyti, ėjai į tą pusę, tu sakai į kitą pusę. Jo, bet ar visi suprantat, kas tas yra? Aš jau į tą pusę ir dabar eisiu į tą pusę. Jo, jeigu ėjai prieš Dievą, dabar jau su Dievu. Kas tas yra? Aš ėjau prieš Dievą ir dabar einu su Dievu. Jo, kokios jo vertybės? Pavyzdžiui, daleiskim. Imkim Petriuką tą patį vakarykštį atvejį, kada jis nuėjo išsimaudyti ir visas nieko blogo neatsitiko, ir jis įsimaudė. Kokios čia vertybės? Kas čia pakito, kas čia atsitiko blogai? Ar iš vis atsitiko kažkas blogai? Ar tai yra paprasta pastebėti? Labai paprasta yra pastebėti, kad aš išgėriau alkoholio. Vakar taip įdomiai, kada gaisrininkai sėdėjo ir taip mūsų visa ta grupelė sėdėjo. Ir aš nepagalvojęs taip pasakiau, o mes esam apsisprendę nevartoti alkoholio ir tabako. Ir kažkur tai girdžiu tokie šurmuliukai. Tipo, gal tu ir esi apsisprendęs. Ir tai yra teisingai. Tai yra mano apsisprendimas, aš negaliu sakyti jūsų visų vardu. Nes galbūt kažkas iš jūsų nepadarė dar to sprendimo. Tai, nieko čia tokio, tai yra jūsų laisvė. Bet tokias vertybės yra paprasta pamatyti. Jas nėra sudėtinga. Man asmeniškai yra sunkiau pamatyti, kada
aš pamatau kažką negerai daro ir prieiti ir su meile tai padaryti, pasakyti, kad tu negerai elgiesi. Man norisi. Mesgi nusprendėm, kad mes taip nesielgsim, kodėl tu taip elgiesi? Ir lygtais, aš esu teisus, bet aš nesu teisus. Ir man čia yra sudėtingiau. Ir jūs turit savo tokių dalykų, kur, jūs sakot, aš esu krikščionis. Ką tai reiškia? Vakar, ar buvo tokie, kas, buvot, nematė to filmo ir nežiūrėjot vakarykščių? Tarsi, jūs jau kas pažiūrėjot, jau matėt, bet ar buvo tokių, kurie nežiūrėjo to filmo ir nesuprantat, apie ką aš dabar kalbėsiu, kokia ten buvo istorija? Jo, tai jūs daug praradot, labai daug praradot, nes ten buvo labai geras posūkis. Jūs visi ateinat, važiuojat į stovyklas ir viskas yra tvarkoje, visą laiką klausom. Vienintelis dalykas, niekos nesikeičia. Jūs išeinat pro tas duris, arba nueinat į savo bažnyčias, jūs išeinat pro tas duris, niekas nesikeičia. Ir vakarykštis filmas tenai parodo istorijas, kada žmonės nusprendžia keistis. Ir tai nėra paprasta. Kalbėti yra paprasta, duoti įžadus yra paprasta. Bet padaryti sprendimą keistis nėra paprasta. Čia, ką sako Petras, nuo ko reikia pradėti, sako, atsiverskite, tai yra, aš padariau kažką tai negerai. Ir aš berniukų vakar, kur apšaukiau, norėčiau atsiprašyti. Aš norėčiau Virgiaus atsiprašyti, aš norėčiau savo dukros atsiprašyti. Aš norėčiau Einoro atsiprašyti. Aš pykau ant jūsų, Ainorą apgavau, aš sakiau, kad 6 minutės prasidės, o prasidėjo be 4. Tai yra smulkmenos. Bet kas yra ištikimas mažose dalykuose, tas yra ištikimas dideliuose dalykuose. Ir kartais mes ignoruojam tas smulkmenas ir nieko tokio. Atsiprašyti tai reiškia. Mes dažnai sakom, man labai gaila, kad aš tai pasielgiau. Bet supranti, aš, tokia buvo situacija ir mano širdį yra įtampa ir aš dabar kitaip negalėjau. Ir aš pratrūkau. Ar čia yra atgaila? Aš labai atsiprašau, tu supranti, aš, kelis kartus jūs kviečiau į salę užeiti, bet jūs ignoravote ir aš nesusilaikiau ir, ar čia yra atgaila? Ne. Atgaila yra tai, kad aš susinervinau, arba aš apvogiau, arba aš pamelavau. Ir aš pasakau, man labai gaila. Ir taškas. Nebėra pasiteisinimo tam. Kol to nesuvoksim, tol tai neatgaila. Tai yra tik tai, kad aš supratau tą informaciją, kas yra atgaila, ir aš dabar bandysiu tai įgyvendinti. Nes kada aš sakau, man labai gaila, bet aš sakau, man labai gaila ir aš teisinuosi, net savo mintyse teisinuosi, tai nėra atgaila. Bet vienas yra labai geras, kada jūs tai padarysite, ateina laisvė. O kada tu nešioji tą pyktį ant kažko, tai yra labai sunku gyventi. Ir kai iš to įsivaduoji, yra labai gera. Ir viena problema visą laiką klumpu, tik turiu viltį ir turiu tikėjimą, kad ateis laikas tam galas. Ateis tam laikas, kada visą tai baigsis šitoj žemė. Ir tai jau greitai. Ir nenoriu nustoti eiti ir atsiprašyti. Nenoriu eiti ir nustoti kovoti tą kovą. Padėkime viens kitam. Tai nėra paprasta. Nueiti ir atsiprašyti ir padėti tašką nėra paprasta. Bet bandykit, po to yra labai faina.